Sveiki, draugai mano. Dar laukia yra gan tamsu, tai apšvietimas nėra pats geriausias, bet šitas vlogas, aš galvoju, bus gal toks man įsimintinas, nes noriu padaryti apie savo bakalaurą ir dabar bus toks pirmas komisinis patikrinimas, bet toks 5 minučių, tik tais patikrins, ar visos dalys yra. Ta kelionė bakalauro rašymo, tai tokia įdomi. Aš gal nesakyčiau, kad yra taip sudėtinga rašyti pagal patį bakalaurą, bet jis atima žiauriai daug laiko ir pastoviai atrodo, pradedi kažką skaityti ir norisi kažką taisyti ir kad atitiktų viskas tuos reikalavimus, yra tiesiog žiauriai daug reikalų. Bet aš taip tikiuosi tiesiog baigti mokslus, nes baigus mokslus palengvės viskas ir net neklauskit, ką aš darysiu po mokslų, nes sausio 3 dieną, einant į 2023 metus, aš net neįsivaizduoju, bet žiūrėsim. Tai žiūrėsim, kaip mano ta kelionė bakalauro eis ir baigsis ir bus smagu tokį turėti prisiminimą. Ir galbūt irgi, kas planuoja pavasarį rašyti bakalaurą, bus smagu jums pasižiūrėti mano patirtį. Tai šiaip iš tikrųjų aš pradėjau rašyti intensyviai savo bakalaurą lapkričio gale. Tai nuo lapkričio galo aš apie 1,5 savaitės rašiau intensyviai ir pasidariau realiai didelę dalį labai, ypač visą tyrimo metodiką ir taip toliau, bet aišku vis tiek 3 kartus reikėjo lentelės taisyti ir ten daug dalykų, bet 1,5 savaitės, galima sakyti, skiriau labai daug laiko, po to išskridom į kelionę, tada šventės ir nieko nebedariau kokias 2 savaitės ir dabar kelias dienas vėl prisėdau pasibaigti. Tai kaip ir turiu visas dalis dabar ir viską padarius, bet faktas, kad dar reikės taisyti daugą. O realiai už 5 dienų, už 6 dienų reikia jau viskas turėti galutinį variantą ir reikės įkelt ir taisyti jau kaip ir nebebus galima. Tai liko dar kelios dienelės, bet nežinau, iš tikrųjų galiu ir nuo pat pradžių pasakyti taip, kad tie, kas planuojat rašyti, yra didelė tikimybė, kad vis tiek, kol nespaus, kaip sakant, nugaros, mano posakiai šį rytą, nespaus nugaros. Kol neprispaus prie sienos, tol tikriausiai bus sunku labai pradėti rašyti. Aišku, yra vienetai tų, kurie sugeba iš anksto viską pasidaryti, bet prieš jau bakalaurą, kokias 2 savaitės, tai būkit atsidėję atostogų, nes turėsi tikrai daug laiko skirti tam. Tai o šiaip tai, žinokit, pasirinkit temą, kur yra daug informacijos apie ją ir daug straipsnių. Aš rašiau apie cukrinį diabetą, tai informacijos Tai yra geriausiai, nes jeigu pasirinksi temą, kur nėra straipsnių parašyti ir taip toliau, tai tada bus labai sudėtinga. Tai važiuojam. Labas rytas, draugai, man gynimas, ta prasme, yra už 5 dienų, ta prasme, kompas pasiruoštas, reikia pabaigti daryti skaidrės ir man atrodo, aš paskutinį kartą iš vis filmavau, kai buvo toks patikrinimas, tai bakalaurą po to reikėjo visai įkelti, tai dar iš recenzijos, žodžiu, iš ten dar atsakymo negavau. Tai ten, man atrodo, pasakys preliminarų pažymį, o šiaip, čia jau žinokit, kas vyksta, o šiaip tai plagiato gavau tik tais 8 procentus savo darbo, tai aš manau, kad darbas bus užskaitytas, gal nebus 10, bet manau, kad tikrai viskas bus gerai ir mokslus baigsiu. O iš tikrųjų viskas vyksta ant tiek greitai, kad dabar pirmadienį gynimas ir po to vasario 10 dieną
įteikimai. Tai tokios tokelės liko realiai, va tik skaidrės padaryti, pasiruošti gynimui ir viskas, 10 minučių pristatymas bus. Dar iš tikrųjų, ką galiu papasakoti apie meilę, nes jinai va čia va šalia va guli. Mažytė mano. Jūs net neįsivaizduoja, ta prasme. Vakar mes grįžom namo ir jinai pradėjo šoknėti iš džiaugsmo ant manęs. Ir iš niekur nieko jinai taip suklupo ir belenkai pradėjo cypti ir tada taip visų greičiu taip užšoko ant manęs ir žodžiu, aš ją ten glostau ir jai skauda ir iki dabar tiesiog jinai, pavyzdžiui, ant lovos negali užšokti, kur jinai šiaip belenkokia šoklė yra. Ir jinai tiesiog pabando užšokti ir suklumpa ir aš nesuprantu, ar jinai pasitempė kojas kokias, ar kas čia atsitiko. Tai sakėm, jeigu dar čia jai nepraeis, reikės pas veterinarą važiuoti, bet tikiuosi, kad čia gal nežinau, tiesiog kelių dienų kažkokia traumelė. Bet man, kai vyksta tokie dalykai šuniai, tai atrodo, nežinau, tiesiog panika, kad tik tais viskas būtų gerai ir atrodo ir gaila jo žiauriai. Varau tada padarysiu skaidrės. Iš tikrųjų, rytoj varysiu į kolegiją dar, dėl to, kad ten bus, man atrodo, papasakos ten apie gynimus ir apie gal pažymius dabar kokie yra ir taip toliau. Tai truputį galėsiu irgi pafilmuoti, susimatysim su Elena. Tai va, tai iki rytojaus. Žinokit, filmuosiu su galinė kamera dėl to, kad priekinė tiesiog apšvietimas yra tragiškas, bet dabar aš nematau savęs ir gali būti truputį nejauku, bet bent jau kokybė gera. Tai dabar varysiu į kolegiją ir, kaip ir minėjau, vakar turėčiau gauti bakalauro pažymį, bet nežinau tiksliai. O po to varysim su Elena pasimokinti gynimui, nes vakar iš tikrųjų bandžiau tiesiog skaitytis, net mintinai savo prezentaciją ir ties pusė buvo jau 6 minutės, o turėtų būti per 10. Tai nežinau iš tikrųjų, ant kiek ten reikia greitai viską pasakyti ir sutrumpinti, kad spėt viską tiesiog, bet reikės kažkaip, tai nežinau, šiandien kažką tai sugalvoti. Beje, kur sakiau, kad meiliai kažkas tai atsitiko, tai mano pusbrolis veterinaras, tai susiskambinau ir sakė, reikia vaistų būtinai nuo skausmo. Tai vakar nupirkom ir mažytė tikrai atsigavus, palyginus, kai buvo prieš tai, tai jau dabar ir pabėgioja ir užšoka ant lovos. Va dabar princesė žiūri pro langą. Ką ten matai? Ką ten matai, princesytė, ką? Ką ten matai, žiūri į žmonės? Žiūri į žmonės. Dar kuom galiu nepasidžiaugti, tai kad per mano įteikimus realiai nieko nebus iš mano artimųjų, tai iš vis galvoju, kažką tai Kaune reikės daryti ir gal su Aiste tiesiog dviese atvažiuosim į įteikimus, nes nieko daugiau, žinokit, nebus. Aš galvojau, kad vat Vilniui viską daryti ir gal kad atvažiuotų į Vilnių, bet mato nebus ir tada galvoju, kam čia visiems į tą Vilnių važiuoti, tada geriau aš tiesiog gausiu tą diplomiuką ir varysiu tada į Kauną. Bet šiaip jeigu kam yra keista, kad apskritai aš baigiu mokslus vidury metų, tai nes mano kursas yra 3,5 metų bendrosios praktikos slaugos. Universitete dažniausiai, man atrodo, 4 metus yra visas tas kursas, o kolegijai 3,5. Tai dėl to taip gaunasi, kad vidury metų ir baigsiu tuos mokslus. Bet irgi gerai, nes vasarą tada nereikės dabar sėdėti prie to darbo ir stresuoti, o vat ateis pavasaris, o mokslus jau būsiu baigus. Tai tas dalykas žiauriai fainai yra. Tai vat, tai varau pavalgysiu kažką tai dabar ir po biškį galėsiu judėti į kolegiją. Tai va, pildo čia visi dabar. Pasitvarkiai plaukučius. Atsisėdam į pirmą eilę. Užpildėm kažkokią apklausą. Ir va. Pasiruošęs tu savo gynimui. Drebu, mirsiu toj.
Čia žinokit, aš jums parodysiu dabar, kaip aš repetuoju savo gynimo pokalbiui. Nu tam pristatymui. Čia mano skaidrės. Tuoj ateis manęs klausyti. Labas rytas, gerbėmieji komisijos nariai. Esu Laura Sabaliauskaitė ir šiandieną pristatysiu savo baigiamąjį darbą, kurio tema yra viskas einu iš kolegijos po savo gynimo. 10 negavau, todėl savo pažymio sakyti geriau nereikia, bet diplomas bus rankose. Tai galiu pasakyti, kad jaudulys buvo maks aukščiausio lygio, išgėriau ryte stiklinę vandens, galvojau apsivemsiu. Ta prasme, drebėjau, iš vis, įsivaizduokit, aš vienintelė įkėliau savo skaidrės PDF failų, aš turėjau atsiskaitinėti 7, ateinu atsiskaityti ir man neatsidaro darbas, tai finale turėjau dar laukti pačios pabaigos ir atsiskaitinėjau tik pati paskutinė ir jo, atrodo, net neatsimenu nieko, nei kaip atsakiau į komisijos atsakymus, nieko, bet pakėlė darbą 1 balu. Na, o dabar laukia vasario 10 dieną įteikimai. Tai čia realiai jau labai greitai atskris mano mamytė, mano broliukas. Čia draugai mano nagučiai sutvarkyti rytojui. Rytoj mano įteikimo diena. Dabar jau nuo paskutinio karto, kai aš su jumis kalbėjau, praėjo turbūt kokia 1,5 savaitės. Jūs net neįsivaizduojat, kas buvo šiandien ryte. Aš iš viso gavau jau įteikimo progą tokią dovanėlę. O šiandien ryte mes kalbam su mama ir mamai kažkas paskambina. Nes žodžiu, jau mama atskrido. Aš nenufilmavau vakar, kai mama atskrido. Eina savo, bet jau visi namuose. Ir mes kalbam su mama ryte. Ir mamai skambina kažkas ir aš sakau, kas čia tau skambina? Sako, ai draugas toksai, nueik įleisk. Ir aš tokia galvoju, tą pačią šunį išvesiu. Ir einu aš, ir jūs net neįsivaizduojat, aš taip pasuku galvą ir žiūriu, mano brolis iš Olandijos atvažiavo visą kelią su mašina pas mane į įteikimus. Aš tiesiog net apsiverkiau. Aš žinau, kad Laura apsiverks. Atvežiau tave. Tavo žiūrėti, tavo seselė, Laura, atvežiau. Pažiūrėk meilė, kad jis įraitojo. Sesutė mano. Neverk, sesė. Mano sesutė. Tai buvo tokia, belenkai ypatingas momentas. Žiauru. Tai va, tai rytoj ryte varysiu makiažą darytis, tai žodžiu, rytoj visą dienelę pasistengsiu pafilmuoti įteikimą. Vakare varysim tūsint visi kartu. Tai žiauriai smagu. Tai va, šviesiai nagučiais pasidariau, kaip visada. O dabar varau į namus, jau tuoj beveik atėjau ir parodysiu, kas namuose darosi. Tokia atrodo iš tikrųjų ypatinga diena rytoj laukia ir kad atvažiavo mano šeima, man čia yra, nežinau, žinokit, pats nerealiausias dalykas. Aha, kas mane tai pasitinka? Kur Giedrius su Deimantu? Ką? Giedrius išėjo į Akropolį. Ką mano broliukai? Aš jau sakau, sesė čia bus. Nu kągi, pagaliau atėjo ta diena, šio vlogo tikslo dienai, įteikimo ir važiuoju dabar makiažą. Padarė makiažą. Žiauriai gražiai, bet labai skubu, nes gali būti jau vėluosim. Reikia išvažiuoti už 15 minučių, o aš dar su treningu. Žodžiu. Škai jaudinu, žinokit, tiesiai pasakysiu dėl galvos, bet gal viskas bus gerai.
jau prie kolegijos, einu pirma. Mama su broliu ir Aistė Deimantuko liko prie mašinos, o aš einu, reikia apsirengti visus tos apsiaustus. Ir jie jaudino savo tą kalbą pasakyti, bet gal bus fainai. Ir tikiuosi nevoflinsiu. Mano draugutė jau pasiruošus gražuolę. Aš va taip ateinu. Sveiki visi brangieji, absolventai, svečiai. Šiandien labai smagu matyti visus tokius pasipuošusius ir laimingus. Man didelė garbė šiandien kalbėti visus absolventus, bet turiu pripažinti, kad parašyti šią kalbą man buvo net sunkiau nei parašyti baigiamąjį darbą. O už baigiamąjį darbą galvoju, nieko man nebus sunkiau. Pasidavėm pokyčiams ir prisitaikėm. Keldavomės be 1 minutės 8 tik tam, kad prisijungti į paskaitą ir toliau eiti miegoti. Brangieji artimieji, turbūt galvojat, kur pralėkė visi šie metai. Atrodo, ką tik pradėjom vaikščioti, po to jau kalbėti ir jau žiūrėkit, išleidot mumis į 1 klasę. Bet šiandien atėjus dar vieno tikslo pabaigai, mūsų gyvenimai dabar turi tikslą ir paskirtį. Visa tai dėl jūsų pastangų ir tikėjimo mumis. Šiandien dėkojame ir jums už jūsų palaiminimus ir nuolatinės paramas, kai mums būdavo sunku. Ir už visą jūsų palaikymą. Neužtenka mums, manau, visiems žodžių išreikšti, kokie esame dėkingi už viską, ką dėl mūsų darėt visus šituos metus. Ir norime padėkoti perėjo dėstytojams už kantrybę, už suteiktas visas žinias, už motivacijas ir paskatinimus. Mes suprantam, kad darbas užims didžiąją mūsų gyvenimo dalį. O vienintelis būdas mums būti laimingiems, tai dirbti tai, kas mūsų manymu yra puikus ir geras darbas. O vienintelis būdas atlikti puikius darbus yra mylėti tai, ką darome. O jūs dėstytojas tikrai parodėt, ką reiškia mylėti savo darbą. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad sunkiausi mokslai yra gyvenimo mokykloje. Niekada nežinai, kurioje klasėje esi ir kada kitas egzaminas. Tu net nusirašyti negali, todėl kad niekas neturi antro tokio paties varianto. Todėl linkiu visiems mums didžiausios sėkmės gyvenime, nes kiekvienas sukursime savo egzamino variantą. Nenusirašinėkime, nesilygiuokime, nes kiekviena mūsų istorija bus nesulyginama ir unikali. Sveikinam. Visą šeimyną mano sveikinam. Tavo gilių. Kada jūs šis valyte? Dar yra antra už mane. Aš tai šiandien tikrai neveliksiu. Tu veidą savo paimk gėlę žemyn. Patrauk tą gėlę žemyn nuo savo veido. Ai, mama užsideda. Na.
į mane, bet dabar redaguoju video ir suprantu, kad pabaigos tai nėra. Tai labai greitai noriu pasakyti ačiū visiems, kas žiūrėjot. Gavosi taip, kad Kaune atšventėm, varėm dar po to į bardaką. Grįžom namo 6 ryto su visa šeimyna, tai buvo žiauriai smagu. Tikrai įteikimo šventė buvo užskaityta, viskas jau visi išvažiavo, brolis išvažiavo į Olandiją, mamytė su broliuku išskrido namo. Ir dabar reikės pradėti planuotis tikrą savo gyvenimą. Tai ačiū labai, jeigu žiūrėjot šį video iki galo, tikiuosi jums patiko. Ir bučkiai, iki kitų video.